Eurovizijos esu didžiulis fanas ir džiaugiuosi šiemet tikrai išsistų tuo reikalu. Visiškai aš out nuo Katarsio. Aš žinau, to ložybas net pasiūlyčiau, aš garantuot, kad jie bus finale, žinau. Drąsiai, aš galiu dėti 10 000 eurų ant stalo. 10 000 eurų ant stalo, kad Katarsis bus finale, žinau. Tikrai jie išsiskirs tam kontekste ir Katarsis Eurovizijos ir aš manau, kad finale bus. Dažnai savo klausytojai Eurovizijai atranda tokią muziką. Ir kuo daugiau tu klausai, tuo labiau tam bent jau mane asmeniškai daina kabina. Tai aš esu, žinok, patenkintas. Iš tiesų apsiverkiau, kai laimėjau, nes man tiesiog jau ašaros pradėjo rėdėti iš viso to streso, kur šiandien patiriam, nes labai sirgom. Išleidau visą savo sąskaitą, gyvenu studentiškai, nebeturėsiu iš ko išgyventi, bet čia, aš nežinau, čia buvo verta kiekvieno cento, aš palaikiau Katarsį visą savo dušą. Nerealus jausmas, iš tikrųjų džiugu, kad alternatyva gali būti pastebėta šviežiai, įdomiai, naujai Eurovizijos scenoje, nes to iš tikrųjų reta. Esu laimingas, nes manau, kad ar tai Drobė būtų, ar Katarsis, tiek vieni, tiek kiti gerai pasirodytų bendrame kontekste Eurovizijos ir aš tikiu 100%, kad jie bus finale. Nu. Ir vėl, aš ne tai, kad potencialo daugiau ten išvelgiu, man pačiam tas kūrinys patinka. Va čia momentas, aš nežinau, kaip jam sektųsi... Katarsio? Aha, aš nežinau, kaip jam sektųsi Eurovizijoje, gal jis ten niekur nepasisektų, bet man patinka, man limpa, o daugiau tai... Atsimenat žodžius? Taip. Tavo. Šiaip, aš džiaugiuosi, kad pirmą kartą realiai Lietuva išsiunčia tokią rokavą dainą. Nes kiek yra buvę Lietuvos pasirodymų, tai arčiausiai rokavo pasirodymo, tai tikriausiai buvo Andrius Pojelis, kuris tiesiog dainavo If you don't know me.